Ar žinojai, kad nusipirkus automobilį išlaidos dar tik prasideda? Dauguma žmonių visą savo biudžetą skiria automobilio pirkimui, bet pamiršta vieną labai svarbų dalyką. Nusipirkus automobilį, iš karto reikia jį paruošti eksploatacijai. Vidutiniškai tai kainuoja apie 1500 eurų. Kartais dar daugiau. Stabdžių sistema, alyva, filtrai, pakaba, paskirstymo diržas ar grandinė. Padangos visą tai būtina patikrinti ir jei reikia, pakeisti. Vienas mūsų klientas nusprendė savarankiškai įsigyti automobilį be jokios patikros autoservise. Kaina tiko, automobilis atrodė tvarkingas, todėl ir apsisprendė jį pirkti. Tačiau jau po 2 savaičių automobilis buvo pristatytas į servisą. Nutrūkęs paskirstymo diržas, nusidėvėjęs stabdžiai, tepalų nuotėkis. Remonto išlaidos viršijo 1500 eurų. Todėl mūsų patarimas paprastas. Skirk dalį biudžeto automobilio patikrai ir paruošimui, kad galėtum saugiai dalyvauti eisme ir nesigailėtum savo pasirinkimų. Atvažiuok pas mus prieš perkant, atliksime išsamią patikrą ir pasakysime, kokios remonto išlaidos tavęs dar laukia perkant konkretų automobilį. Kitame video, kaip pasirinkti automobilį, kuris tinka tavo gyvenimo būdui ir nepareikalaus dažnų apsilankymų servise. Jeigu šiuo metu svarstai pirkti automobilį, paskambink mums. Padėsime žengti protingą žingsnį.